Tai treneriai, koks būtų jūsų bendras komentaras apie šiandienos rungtynės? Neįmušėm laiku. Pirmam kėly sukūrėm labai daug progų įmušti, jų neišnaudojom. Ir antram kėly lygiai tas pats. Ir tikrai pirmą kėlį žaidėm daug geriau negu varžovai. Bet sakau, nepavyko įmušti ir dėl to taip rungtynės nuėjo šiek tiek į kitą pusę. Bet tikrai buvo lygios, tikrai mašas buvo geras. Dėja neįmušėm, už tai toks ir galas rungtynių. Bet iš esmės gynyba pagerėjo, gynėmės daug geriau. Realiai prasileidom tik 3 įvarčius, 4 į tuščius, jau bandėm įmušti bent namuose, bent faną padovanoti įvartį. Liūdėti nėra ko, rytoj vėl sutinkam su jais ir jaučiam, kad galim rytoj kitą rezultatą parodyti. O kaip manot prieš rytojaus mačą, kurias žaidimo dalis reikėtų patobulinti arba gal netgi pakeisti, žaisti kažkaip kitaip, kad rytoj galima būtų išeiti su pergalė? Tiesiog galbūt šiek tiek puolimą pakoreguoti į kurias vietas, bet šiaip tai žaidėm aštriai, kūrė momentus. Aš manau, vienos iš tų rungtynių šį sezoną, kur tikrai galėjo baigtis kitaip, galėjo baigtis mūsų naudai, tiesiog neišnaudojom tų progų, tai aš sakyčiau, tik tai tame problema. Gerai, ačiū, sėkmės rytoj. Ačiū.